Tik dabar susikrėpta, jog Dipolio idėja visiškai numarinta. Nors šio projekto įgyvendinimui Vilniaus ir Kauno valdžių sprendimų buvo skirta nemažai 2 miestų biudžeto lėšų, politinė valia lėmė, jog dabartiniam šalies sostinės merui projektas pasirodė nepatrauklus. Dabar teigiama, jog Dipolio idėja bus bandoma gaivinti vyriausybiniu lygmeniu. Prieš 5 metus itin aktyviai dėliota 2 didžiausių šalies miestų Vilniaus ir Kauno merams gimusi Dipolio idėja regionams turėjo padėti pasauliui pristatyti savo neišnaudotą potencialą. Kalbėta tada ir apie dvimiesčio viziją 10 metų į priekį. Ta kartą iš ES ši Lietuvos politikų idėja buvo įvertinta ateities Europos projektu, turinčių didelės galimybės sulaukti nemenko struktūrinių fondų finansavimo ir pasaulinio lygio investuotojų dėmesio. Tai buvo sudaryta su tikslu, kad iš viso kuriant tokį regioną, jisai būtų kaip atsvara tiek savo potenciją, tiek savo ekonominį jėgą, tiek savo žiniomis, intelektinę potencialu. Atsvara kitiem dideliem miestam esantim greta Lietuvos, kaiminystė Lietuvos, tai Ryga, Minskas, Varšuva. Vilnius savaime, jisai savo, sakysim, tais parametrais irgi negali prilygti, sakysim, minėtiem miestams. Todėl pasitelkus Kauną buvo tikėtasi, kad būtent šitie dalykai leis padidinti įtaką, jeigu ne visos Europos žemėlai, tai bent šiauriniais jos dalyjes. Kaunas ir Vilnius savo jėgas turėjo apjungti ekonomikos, susisiekimo, turizmo ir net kultūros srityse. Ir bendrai įgyvendinamos vizijos kaina 5 milijardai litų. Štai tokie skaičiai buvo išdėstyti strateginėme 2 miestų parengtame plane, už kurio paruošimą iš Kauno bei Vilniaus biudžetų buvo skirta 220 000 litų. Deja, šiandien kalbama, jog projektas 2 miestams turėjęs padėti atsilaikyti pasaulio konkurencinėje kovoje buvo numarintas būtent Vilniaus savivaldybėje. Po rinkimų pasikeitusiai naujai valdžiai 5 metus puoselėta vizija pasirodė nepatraukli. Ne veltui net ir Europos Sąjungos lygmenyje Financial Times pripažino tokį regioną kaip ateities Europos regionų. O tai labai svarbus ekspertinis įvertinimas. O kad dažnai politikai, žinot, nelabai sugeba arba nori kažką daryti, tai yra labai paprasčiausia jų buvimo būsena. Dabar teigiama, jog Dipolio idėja vėl bus gaivinama iš naujo, tačiau jau vyriausybiniu lygiu. Projekto gaivinimui galbūt bus surasti pinigai valstybės ižde.